Ai, kam čia rūpi? Būna niekam nerūpi, bet yra kam rūpi. Tinklalaidėje siekiame suteikti galimybę savo bendruomeniai, kertiniai bendra.lt redakcijos ašiai, kelti aktualius klausimus ir kartu ieškoti atsakymų. Sveiki, mes tęsiame bendra.lt laidų ciklą apie tai, kas mums rūpi. Ir tikiuosi rūpi mums visiems, ne tik čia susirinkusiems. Ir šiandieną aš, Jūratė Damulytė, 15 min tyrimų skyriaus redaktorė, norėčiau pasikalbėti tokia tema, kuri man nuoširdžiai iš tikrųjų ir profesiškai labai rūpi. Tai yra tema apie tai, kiek mūsų įdedamo darbo, pastangų, aš turiu omeny mūsų, tai yra ir žurnalistų, žiniasklaidos, ir visuomeninių įvairių organizacinių, nevyriausybinių, pilietinių, ir to vadinamo nevalstybinio sektoriaus, ar ne, kiek mūsų pastangų ir darbo iš tikrųjų yra veiksmingos pastangos, o kiek jo galbūt nueina perniek. Ir kas tai lemia, kodėl mums kartais pasiseka pasiekti auditorijas ir sprendimų priėmėjus, kodėl ne. Ir šiandieną apie tai kalbėsime su mano miela kolege LRT tyrimų skyriaus redaktorė Indrė Makaraitytė. Labą. Ir Sergejum Muravjovu, kuris yra buvęs Transparency International organizacijos Lietuvos skyriaus vadovas, o dabar, kaip suprantu, per daug nenutolęs ir toliau yra dalininkas, ar ne? Taip, tiksliai pristačiau, sveiki. Tai štai, tai mano tema iš tikrųjų aš galvojau, kaip ją pristatyti, bet tiesiog iš tokio profesinio patyrimo, ar ne? Kartais man pačiai ne visai būna aišku, tiesą sakant, kai mes svarstome, tarkim, išeina kažkoks publikuojamas tyrimas, ar ne, ir tu matai, kartais suveikia kažkas, ar ne, reaguoja, o kartais toks tas vadinamasis pliumpt į vandenį efektas, ar ne. Tai, Indrė, kokios tavo patirtys arba įžvalgos, ar ne, ar yra kažkas atsitikę galbūt, kad ne visada sulaukiam tų reakcijų, gal? Kai paskambinai pasiūlyti temą, apie kurią norėtum pakalbėti, šiek tiek galvojau, kokios galėtų būti priežastys, nes mes, turbūt visi jaučiam, kurie dirbam žiniasklaidoje, kad viešumo svoris viena vertus sumažėjo, kita vertus, vienintelis dalykas, kuris kartais gelbsti, yra viešumas, nepaisant to, kad nėra jokių priemama sprendimų po pasirodžiusios publikacijos, po paviešintų kokių nors šiaip faktų, tokių skandalingų. Ir tai turbūt lemia tikrai ne vienas veiksnys. Manau, kad pirmiausia, iš tikrųjų, tai yra, kad mūsų visas laukas informacijos, kurią mes vartojam, jisai yra persipildęs. Yra tokia... nebėra vieno laikraščio, ar 2 ar 3 laikraščių, vieno kanalo pagrindinio, kitų tokių maždaug šalutinių, ir kurie būtų tokie monopoliniai informacijos teikėjai. Kai yra labai daug informacijos šaltinių, kai kiekvienas iš esmės yra pats informacijos kūrėjas, gali būti savo telefono pagalba ir socialinių tinklų pagalba, pats gali kurti informaciją, tai tokio triukšmo yra labai daug. Tai iš tikrųjų turi būti didžiulis skandalas, kad jis suvirpintų visą visuomenę, kuri galėtų būti tam tikras spaudimas, toks, atliktų spaudėjo funkciją priimti sprendimams. Bet atsiprašau, kas yra tas savoka didžiulis skandalas? Nes kartais aš ten ir pasimetu, nes kartais, man atrodo, gal nejauti tų nuotaikų visuomenės, nes kažkokie prašai istorija, kur 10 milijonų ar ne, ten nuostolio ar potencialios žalos. O kartais, žiūrėkit, čekiukų skandalas nereikėjo labai kažkokio žalos dydžio tokio pamatuojamo, ar ne, tiesiog sistemiškumas galbūt toks labiau buvo atskleistas. Čia vėlgi, manau, kad kiekviena tema yra skirtinga, bet, žodžiu, jeigu tai yra nepatogi politiniam elitui tema, tai turi būti iš tikrųjų skausminga labai visai visuomeniai arba didžiai daliai visuomenės. Tada nėra galimybės išvengti kažkokių tai sprendimų priėmimo. Nes
čekiukai buvo labai nepatogi tema visam elitui, visam politiniam elitui. Nėra nei vienos politinės partijos, kuri nebūtų kažkuria prasme nukentėjusi nuo šito čekiukų skandalo. Tai negalima sakyti, kad konservatoriai nepriėmė sprendimo, socialdemokratai nepriėmė sprendimo. Čia buvo visiems nepatogi tema ir visi norėjo tuos nedidelės sumas, nedidelius tuos čekiukus įkišti į stalčių. Ir net specialių tyrimų tarnyba, jie nėra laimingi ir nebuvo laimingi, kad jiems reikia šitą funkciją atlikti, tirti tuos čekiukus, tačiau, kaip mes matome, politiniam procesui tie mažiukai čekiukai, mažos sumos, jos turėjo ypatingą reikšmę. Nežinau, kas iš paskutinių sprendimų ir tyrimų turėjo didesnę reikšmę negu kad kelių tūkstančių eurų vertės čekiukai, kurie buvo, kaip pasakyti, ne taip panaudoti pinigai, kaip jie turėjo būti panaudoti. Bet čia, sakau, čia visuomenė trigerino, visuomeniai buvo svarbu. Ir pakankamai aišku. Ir labai aišku. Dabar, jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame apie sprendimus, kurie gali būti už tos problemos slypėti milijonai eurų ir galbūt milijardai eurų, jeigu tai yra visuomeniai neskaudanti tema tiesiogiai, pavyzdžiui, kaip tas nelemtas dujotikis, nėra, nei tu, nei aš, giplas, nei jis, nei tas giplas, nei niekam neskauda, kad toj žemė yra užkastos detalės, kurios yra gamintos Rusijoje. Užkasta apgaulė, kitaip sakant. Neskauda, niekaip man fiziškai neskauda. Man tas čekiukas iš esmės paprastavo tam žmogui, jam skauda labiau, nes apčiopiamesnis negu kad ta giplo detalė. Nors realiai, jeigu mes žiūrėtumėm, kad tai gali kainuoti didelės ir jau kainuoja. Taip, bet sakau, jisai tiesiogiai žmogus nesusiskaičiuoja. Mes esame žurnalistai, mes puikiai žinome, kad reikia tą problemą skaldyti į daug smulkių gabaliukų, kad galėtum to žmogui sumaitinti tais gabaliukais, parodyti, kaip ten ta problema atrodo. Bet yra, tai tada jie, nėra, koks postumis koks postumis keisti, nėra jokio postumio. Juolab, kad ten taip pat yra ne vienos partijos sprendimai, ten yra irgi visų politinių valdžių, kurios buvo ir iki konservatorių, iki dabartinės valdžios, sakykime, sprendimai. Tai nėra nei vieno norinčio, kuris galėtų tą dalyką stumti, kuris keltų įtraukti savo politinę darbotvarkę. Bet yra tokių temų, kurios važiuoja labai gerai ir menkesnio yra, sakykime, menkesnio galbūt masto, bet jos važiuoja dėl to, kad opozicija pasiema į savo darbotvarkę. Ne žurnalistas, mes galim sakyti, kad žurnalistas turėtų būti savo temos lobistas, bet vis tiek žurnalisto rankos yra apribotos. Jisai turi ką? Jisai turi savo tik viešąją erdvę, savo žiniasklaidos kanalą, savo ten socialinių tinklų kanalą, kur galėtų, sakykime, tą temą nustumti, klausti, kame reikalas. Bet sprendimų nebus, jeigu tik žurnalistas tą dalyką darys. Tai sakau, arba turi visuomeniai skaudėti, arba opozicija turi pasiimti temą ir ją įdarbinti. Bet yra labai daugybė temų, problemų iškeltų, kur opozicijai lygiai taip pat nenaudinga tą temą Sergejau, jūs. Pavyzdžiui, kariuomenės vado reikalai buvusio Rupšio, tas skandalas su sūnumi, nuomojamo būtų iš sūnaus ir pasisakymai. Iš tikrųjų, jeigu būtų opozicijos toks kaip ir, jeigu opozicija būtų mačiusi, kad šitas žmogus netinkamas tarnybai, tokioje vietoje, tikrai šitas klausimas nebūtų taip lengvai užmigdytas, kitaip tariant. Čia gal dar ir strateginiai Lietuvos nacionaliniai interesai kažkaip ėmė viršų, bet nebuvo, kas tą klausimą tiesiog kelia. Ir viskas. Ir tai pasibaigė tuo, kad mes turėjome iki pat laukti kadencijos pabaigos. Ir tikrai aukščiausioj, tokioj ypatingos svarbos pozicijoje buvo žmogus, kuris turėjo interesų konfliktų arba neišspręstų klausimų, etikos klausimų.
Tai aš dar prie šito paskui grįšim, bet dabar dar Sergejaus noriu išklausyti irgi, vat, jūs turite ilgametę patirtį kaip organizacija, ar ne, irgi veikėte ir turbūt siekėte tam tikrų ir pokyčių įvairiose srityse, mes esam irgi apie tai diskutavę su jumis. Kokia jūsų patirtis, ar ne, vat, kiek to mūsų įdirbio, taip sakant, kažkur pakibę ore lieka, ir galbūt mes ne viską gerai darome, arba jūs ne viską gerai darote, taip savikritiškai žvelgiant. Tai aš vis dėlto kalbėsiu kaip žmogus, o ne organizacija. Su patirtim, žmogus su patirtim. Taip, aš manau, kad skandalai yra galimybė. Ir daug metų būtent taip tuos skandalus mačiau, nes tuo metu su jaukties akimirka politikai, valstybės tarnautojai, tie patys žurnalistai, pilietinės visuomenės atstovai ieško sprendimų. Tai pavyzdžiui, per Kazieninę skandalą buvo įmanoma grįžti prie pokalbio. Rasa Kazieninė, čia primenu, tik tai yra tuometinė buvusi kalėjimų departamento kritikė, ar ne, kuri išviešino labai nemažai darbuotojų. Per tą skandalą galima buvo grįžti ir iš tikrųjų pagaliau priimti pranešėjų apsaugos įstatymą. Per Sutkaus skandalą galima buvo grįžti prie lobistinės veiklos reguliavimo ir tai buvo tos akimirkos, kuriom tu turėjai būti pasiruošęs. Bent jau tokia buvo mūsų kaip Transparency International Lietuvos skyriaus pozicija, nes labai dažnai yra padaryti namų darbai ir yra veiksmas stalčioje, bet tu negali užprogramuoti tam tikrų įvykių ir tu turi gebėti reaguoti. Tai yra laukia terpės tam tikros, ar kaip, ta prasme, proaktyviai negalit veikti, turit sulaukti skandalų? Tu gali veikti proaktyviai, bet iš mano patirties tu turi gebėti reaguoti labai greitai, nes proaktyviai tu gali eiti ir didinti kolegų supratimą, o tai apie ką tu kalbi. Kodėl tai yra naujos tendencijos, kodėl apsimoka taip veikti. Bet bent jau iš mano patirties galiu pasakyti, kad gebėti reaguoti irgi yra labai svarbu. Tačiau ir tai pasikeitė. Tai buvo praeito dešimtmečio prerogatyvos ir kasdienybė. Dabar Lietuva atrodo kitaip negu prieš 10 arba 20 metų. Ir iš principo įstatymų priėmimo arba pataisimo vajus praėjo, bent jau iš antikorupcinės perspektyvos. Atskira kalba Seimas ir jo įstatymų priėmimo greičiai. Bet dabar jau kalba eina ne apie tai, kad reikia naujo įstatymų. Ir normos, taisyklės raštu. Mes kalbame apie elgesio ir vertybių pokyčius. Ir čia yra žymiai sudėtingesnis pokalbis, nes viena yra susitarti, kad reikia įstatymų. Visiškai kas kita, kai turi tartis, kad elgtis reikia kitaip. Įpročius naujus kurti. Arba taikyti tą įstatymą, ar ne? Taip, arba taikyti tą įstatymą. Ir tai yra tai, kas reikalauja žymiai daugiau pastangų. Ir vėlgi, manau, reiškia, kad Tilsas, Transparency International Lietuvos skyrius, nebejoju, kad ir kitos viešosios politikos organizacijos turėjo peržiūrėti savo pokyčių teoriją. Tai yra, o tai ką jos daro ir kodėl jos daro? Tai kaip darė iki šiol. Kodėl sako tai, ką sako? Ar tiesiog pasakyti, ar iš tikrųjų tam, kad išgirstų? Kam pasakyti? Kaip tą santykį kurti ir bendrauti, nes tai yra neatsiejama advokacijos dalis. Ir aš džiaugiuosi, kad viešosios politikos srityje, mano akim, tas bendravimo raštingumas, planavimas vienareikšmiškai auga. Taip, organizacijom nėra lengva, bet man regis, kad bent jau dabar, kai aš matau, kaip kolegos organizuoja renginius, eina į susitikimus, jie tai daro aiškiai suprasdami, o tai ko jie siekia ilgesnio santykio prasme. Ką siūlys, ką darys, su kokia žinute nori, kad baigtųsi renginys arba kokie įsipareigojimai atsirastų ant vieno arba kito politikos stalo. Tai vat, gal tiek pradžiai apie skandalus ir pokytį, nes aišku, kad politika yra tik viena to medalio pusė, kita dalis yra pusė yra visuomenė ir su
visuomenės atstovais, su aktyviais piliečiais, prisipažinsiu, dažnai yra paprasčiau, nes tų aktyvių, norinčių veikti Lietuvos gyventojų yra tikrai daug ir jie tiesiog ieško savęs, nori įprasminti savo žinias ir norą pakeisti Lietuvą, tai galėtumėm, jeigu norėtumėt, pasikalbėti ir apie tai, bet čia atskira kalba. Nesvarbu, iš kokio Lietuvos regiono tu esi. Čia tavo balsas gali įkvėpti naujienų darbotvarkę ir skatinti pokyčius. Bendrauk, siūlyk, klausk, abejok. Bendra LT – pirmoji įtraukiosios žurnalistikos platforma Lietuvoje. Bet Indrė, tu pavyzdžiui, kai išleidžiam kažkokią publikaciją, ar ne, vat jūs tyrimus ir labai rimtų esate atlikę tyrimų, ar nepasigendat, tai, ką sako Sergejus, sako, reaguoja. Aš tiesą sakant, ar ne, aš kaip tik matau pokytį, kad organizacijos, tokios kaip Transparency, jos mažiau reaguoja į kažkokias pasirodančias, iškeliamas problemas ir panašiai. Aš neturiu omeny gal konkrečių, jūs paminėtų ar Rasos Kazėnienės pavyzdžių, bet tarkim, pastarųjų kelerių metų tokia patirtis, aš nesakau, kad, žinot, mes neturim santykio su Transparency organizacija, bet aš prisimenu laikus, kai nereikėdavo klausti komentaro, kai pati organizacija proaktyviai platindavo savo poziciją, jeigu pasirodo, viena kita tokia rimtesnė tema. Ar tu, Indrė, matai tą pokytį, tarkim? Čia dar kita tema, kad aš apskritai matau nevyriausybinio organizacijų vis mažesnį dalyvavimą viešojoje erdvėje. Labai yra kelios tokios advokacinės, tokios tos nevyriausybinės organizacijos, kurios tokia siaura lauka yra pasiėmusios, jos tenai žinomos, matomos, bet tokio aktyvesnio dalyvavimo viešojoje diskusijoje proaktyviai, tai iš principo nevyriausybinis sektorius, jisai yra labai, mano manimu, sumenkęs. Nenoriu sakyti, kad ten kažkaip nekokybiškas pasidarė, bet jisai sumenkęs ir aš manau, kad tai yra pasekmė to, kad vis dėlto nevyriausybinės organizacijos, jos gauna finansavimą konkretiems projektams ir jos tam, kad išgyventų, jos tos projektus vykdo ir jom net nelieka laiko ir intereso kažko daryti, nes tai neatneša jokio, sakykime, tai galbūt ir laiko nebelieka, bet ir nėra projekto dalis, kitaip tariant. Galbūt pastangų ar kažkas tokio. Nes tau, šalia to tavo vykdomo projekto už pinigus, kuris leidžia organizacijai išgyventi, ta prasme, išlaikyti darbuotojus, ten kažkokią ekspertizės lygį, tam tikrą, tu negali sėdėti ir dar viešos erdvės šitaip analizuoti, kad tu galėtum reaguoti efektyviai ir profesionaliai, nes tau reikia sekti tuomet tą visą viešąjį lauką ir jau turėti, ta prasme, žinoti, kas darosi, o ne maždaug atsibudau penktadienį ryte ir radau ten, sakykime, kažkokį tyrimą, pagalvokim, ką mes čia galėtumėm pasakyti. Taip nėra. Tada tu turi tikrai būti didžiulė organizacija, didžiulis think tankas, kuris dirba su viešąja nuomonė, su viešojoje erdvėje ir generuoja poziciją. Lietuvoje to nebėra. Bet aš manau, kad čia yra susiję tikrai su tuo, kad nevyriausybinės organizacijos yra tapusios projektų įgyvendintojomis tam, kad galėtų išgyventi. Aš galime įsiterpti šitą vietą, nes gal iš mano pusės būtų pretenzinga dabar kalbėti apie tai, kaip čia buvo prieš 10 metų, kaip dabar yra, bet aš galiu papasakoti Transparency International virtuvę. Tai iš tikrųjų Tilsas, manau, ne vienas iki keitė savo strateginius tikslus, atsižvelgdamas į besikeičiančią Lietuvos realybę. Tai turiu gerus bičiulius Transparency International Gruzijoje, Sakartvele. Ir mes su jais karts nuo karto pajuokaudavom, kad iš tikrųjų jie yra ta organizacija, kuri atsakinga už tinkamą rinkimų Sakartvele vykdymą. Nes jie nuo
neprisimenu, kurių metų buvo ta organizacija, kuri iš tikrųjų ėjo, stebėjo. Ir... yra jų niša tokia. Taip, ne vien jų niša, milžiniška organizacija, didelė organizacija, daug žmonių visoje šalyje. Jie atlikinėjo VRK funkciją. Šiemet jie šito nedarys, nes jie tapo užsienio agentais, nuėjo į teismą, teismas nepanaikino sprendimo ir aš nežinau, kas bus su rinkimais Sakartvele. Nežinau. Tai mūsų pokyčių teorija, žinau, visai nebūtų tokia organizacija, nes aš manau, kad Lietuvos demokratija turi bręsti ir branda pasireiškia, kai tos įstaigos šalyje, kurios yra atsakingos už interesų stebėseną, už interesų konfliktų prevenciją, už sąžiningus ir skaidrius rinkimus, už nekorumpuotus viešuosius pirkimus. Tiesiog dirbtų savo darbą. Tai tu gali atkreipti dėmesį, tai kad, žiūrėkit, čia yra tokios tendencijos, čia yra tokios problemos, bet ilgainiui tvarumo dėliai, tai tos organizacijos su valstybiniu biudžetu ir turi tai daryti. Ir, pavyzdžiui, dabar Transparency irgi, jeigu žiūrėti tai, ką aš matau, didžią dalį laiko skiria darbui su konkrečiom įstaigom, su institucijom, nes tikslas yra kurti pokytį tose įstaigose ir padėti su pokyčių teorija, su geraisiais pavyzdžiais, ugdyti tuos žmonės, didinti žmonių, ar tai yra savivaldybės, ar tai yra vietos organizacijose raštingumą, nes visi įstatymai, kaip jau ir yra, gairės yra surašytos, tai tu gali kartot nuolat ir gali norėti patekti į žiniasklaidos eterį, bet juk viešumas dėl viešumo irgi nėra tikslas. Tai nėra tikslas savaime. Tai tu sakai tom tiksliniam grupėm, kuriuom tu nori pasakyti. Ir taip, iš tiesų, viešumo, aš manau, visą laiką reikia tam, kad tu galėtum atkreipti dėmesį į vieną arba kitą klausimą, bet ką noriu pasakyti, kad vis tiek yra kažkokia tai strategija. Ir tu aiškiai ieškai tų pačių resursų konkretiems strateginiam tikslam įgyvendinti. Nes kitaip, jeigu tu pradėsi rinkti visus projektus, nes projektas yra tiesiog finansavimo būdas. Tai aš nežinau, kuo tu tapsi, nes iš tikrųjų, tada, ko tu nedarytum. Įsidarbinė jau taip. Taip, tai, pažiūrėjau, Transparency atveju, tokia yra mūsų pasaulėžiūra ir jinai kinta. Jinai kinta nuolat, nes tu turi reflektuoti, žiūrėti. Ir turi būti skirtingi žmonės tada irgi organizacijoje. Tai galvoju pasidalinsiu, nes, gal verta. Ne, bet tai nepaneigia tokio matymo, kas vyksta iš tikrųjų, nes jeigu tu esi įsiprojektinės ir darai kažką konkretesnį, dirbi su kažkokiam konkrečiom institucijom, tai tu neturėsi galimybės reaguoti, nes tu neseki to viešos erdvės. Ir čia nėra tik tai su šita organizacija toks pokytis, sakykime. Tai aš bendraja prasme nevyriausybinis sektorius, nevyriausybinės organizacijos, kurios kažkaip prasme turėtų būti tokios, kaip visuomenės procesų pirmosios pastebėti tam tikrus dalykus, ar ne, ten ypatingai dėl žmogaus teisių, bet tokiose valstybėse, kuriuose jau veikia demokratija ir kur institucijos, jos tampa stipresnės, bent jau mes tikimės, kad jos tampa stipresnės, tikrai susiaurėja jų veikimo kažkoks toks, sakykime, laukas. Jos tampa tokios savo labai tokios siauro lauko veikėjos, kas ir gerai, ta prasme taip yra. Aš, pavyzdžiui, aš suprantu, kad jeigu būtų labai didelės problemos, būtų labai didelių problemų Lietuvoje, vėlgi pasikeistų, ta prasme, atsirastų naujų galbūt organizacijų arba tos senosios jos vėl suprastų, kad reikia kažkaip proaktyviau elgtis. Aš manau, kad jeigu čia Lietuvoje kažkokiu tai būdu ten sugeba, sakykime, nežinau, pasireikšti labai plačiu mastu kokią nors hibridinės Rusijos atakos, pavyzdžiui, tai manau, kad ir nevyriausybinis sektorius taip pat kažkaip dalyvaus tame. Arba, pavyzdžiui, manau, kad Transparency irgi įsivertins čia po šitų rinkimų, kiek, pavyzdžiui, galėtų naudingi būti prokremlinių organizacijų, sakykime, tame veikime, tam politiniam lauke. Iš kur pinigai, pavyzdžiui, kaip tas skaidrumas. Nes jau partijos neberemamos yra per asmenis. Lauką, kriptovaliutos yra seniai rinkoje ir mes tik neturim įrankių, o galbūt nevyriausybinės organizacijos ir būtų tos, sakykime, tie žaidėjai, kurie galėtų padėti rasti įrankius, kaip, sakykime,
gaudyti Rusijos piniginę įtaką politinėme lauke. Bet čia, kaip anksčiau, pavyzdžiui, jūs darėte tą pinigai ir politiką, tą projektą, pamenat, kaip buvo. Bet tada buvo toks poreikis ir buvo labai reikalingas. Dabar ta varga atlieka tą funkciją, bet čia turėtų atlikti. Turėtų atlikti, bet dažniau žurnalistai atlieka. Žinai, Indrė, aš su tavim sutinku ir aš ir sakau, man būtų labai lengva sakyti, o tai taip, keletą metų nevadovauju organizacijai, bet aš manau, kad iš tikrųjų, ir mes apie tai nemažai reflektavom ir su kolegom, su bičiuliais, pasikeitė laikai ir tu teisi, sakydama, kad šiaip šio amžiaus pradžia sukūrė, mano akim, gal net tam tikrą prasme nepamatuotus lūkesčių tai pačiai pilietiniai visuomeniai, viešosios politikos organizacijom, nes buvo tikrai terpė veikti. Tai buvo nauja pradžia, nes aš pats grįžau po mokslų kažkaip į Vilnių ir tikrai buvo labai įdomus laikai. Ir tie laikai pasikeitė ir ne į blogąją pusę, nes iš tikrųjų atsirado žymiai daugiau žurnalistikos tyriamosios, atsirado žymiai daugiau įvairių aktyvių piliečių. Tas šiaip veikimo būdas yra kitoks ir viešojo sektoriaus politikų branda yra irgi kitokia. Tai žymiai įdomiau veikti, tiesiog reikia kitokių dalykų ir tie patys žmonės, su kuriais dabar tu bendrauji, jie, jeigu tu atvažiuoji kokį nors įstaigą ir jie nori suprasti, kaip jiem iš tikrųjų dirbti geriau. Reikia kitokių žinių ir ne veltui tada tu skiri daugiau dėmesio visam procesui sudėlioti. Ir, pavyzdžiui, kalba dabar ne apie antikorupciją arba skaidrumą, apie tai, kaip sukurti tą sąžiningumo kultūrą. Mes lietuviškai net neturime, lietuvių kalboje nėra žodžio, kuris tiksliai atitiktų, reiškia, tą integrity. Nėra, aš kalbėjau su vertėjais, sako, tai čia yra sąžiningumas, apdairumas, principingumas. Tai irgi daug ką pasako, nes tai reiškia, kad tu dar kažkaip tik pratini žmonės prie šitos... Mes jau gal turim tai. Mums nereikia apibrėžimų. Mes žinom, tik negalim pasakyti. Tai žinai, tie iššūkiai pasikeitė ir aš sutinku, kad nevyriausybinis sektorius, pilietinės visuomenės, viešosios politikos organizacijos irgi keičiasi, lygiai taip pat kaip ir žiniasklaida. Ir aš manau, kad šiaip dabar yra labai geras metas kalbėti ir apie tam tikras sinergijas. Pavyzdžiui, irgi su kolegom žurnalistais ne vienas sykį kalbėjo apie tai, kad, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai tyrimas, tai yra labai gera akimirka sulėtinti tempą ir ne vien jį iškomunikuoti ir atkreipti politikų dėmesį, bet suprasti, o tai kas iš to, so what. Man labai patiko, pavyzdžiui, jūsų pernai daryti iniciatyva su šiukšlių išvežimu, su kažkaip... Čia ne iniciatyva, čia buvo didžiulis tyrimas. Taip, tyrimas, bet jisai iš tikrųjų buvo pateiktas tokia įdomia forma, kad mes susikvietėm į kino salę tuos žmonės, kurie gali būti sprendimų priėmėjais. Ir taip pat ir visuomenės dalį pasikvietėm žmonės, tokius aktyvesnius, ar ne, kurie ten tam lauke aplinkosaugos daugiau veikia. Ir iš tikrųjų tai buvo toks naujovė, sakyčiau. Aš tiesą sakant pati abejojau, tokia buvau, truputėlį bambanti, ar ne, kas čia bus ir taip toliau. Bet tai buvo labai įdomu, nes kai vienoj salėje susirenka ir pirmą kartą stebi tą patį, ar ne, tyrimą, ir ta visuomenės dalis aktyvesnė, tarkim, ir tie, kurie jaučia tą visuomenės spaudimą, vaikeli, gali daug tikrai pasiekti tos reakcijos. Dar nesi mūsų bendruomenėje, registruokis, kas bebūtum ir kartu su Bendra LT komanda nušviesk tamsoje skendinčias temas. Tai aš kaip tik norėjau peršokti į kitą klausimą, tai yra tos formos, raiškos formos, gal tikrai mes patys ne visada gerai padarom, čia jau kalbu daugiau apie žurnalistų lauką, ar ne, tuos savo darbus, kitaip tariant, aš pati, pavyzdžiui, iš savo asmeninės patirties stebėjau. Mes darėm dvi labai panašias temas, kai pradėjau dirbti 15 tyrimų skyriuje, tai yra viena buvo apie korupciją techninės apžiūros centruose ir paskui netrukus irgi nauja kita tema, irgi korupcija ten galima regitroje, tai yra vairuotojų teisių pažymėjimų išdavimo ten ta visa sistema. Ir, štai, visiškai panašios temos ir vienu atveju buvo tas pliumpt į vandenį, pirmoju atveju apie techninės apžiūras, kitu atveju buvo toks, rimtas tyrimas, STT užsisuko
ir taip gerai įsisuko mūsų galva. Ir ką aš pastebėjau, kad iš tikrųjų, reikia pripažinti, mes buvom blogai padarę tą pirmąjį darbą, mes buvom kažko reiškia, nepaaiškinę, neištransliavę, neįtikinę galbūt. Neužkabino, kitaip tariant, neužskaudino visuomenės, neužskaudino, ta prasme, taip yra, kad kartais atrodo, tu įdedi tiek daug darbo ir tu ne vis dėlto to gyvuonės nepasieki. Bet nepasieki gal dėl to, kad patys irgi ne viską padarom kokybiškai. Tai sakau, tai dėl to kažkaip ir nepasieki ir tikrai analizuoji, bet pavyzdžiui, čia tokia buvo labai nebloga, mūsų kolega buvo toj paskaitoj ir man atrodo, kad ir tu pati, Jūratė, buvai seniai žurnalistas, skaitė paskaitą, kad iš tikrųjų, jeigu mes galvojam, kad yra problema, nereiškia, kad visuomenė galvoja, kad yra problema. Ir čia yra tas toks, mums patiem irgi reikia truputėlį keisti matymą, kartais ne visada gal gerai yra keisti matymą, nes žurnalistai yra landesni negu kad visa visuomenė ir jie gal kartais daugiau pamato negu kad paprastas žmogus einantis gatvę, turintis savo labai konkretų, pavyzdžiui, IT specialistas, ar ne, jisai nesidomės, kaip, pavyzdžiui, pardavinėjami karstai. Turbūt, jeigu nesusiduria, tai jis ir nežinos, ar ne, arba ten, nežinau, ar kokia švietimo karstai sistema. Vienas, sakyčiau, jūsų tokių iškalbingiausių tyrimų turbūt, ar ne? Dėl to, kad mes visi mirtingi ir toks buvo, čia bažnyčios tas dalyvavimas šitame, aš įsivaizduoju, kad jeigu tai būtų ne bažnyčios įmonė, tai būtų ar kitokia reakcija, galbūt tai būtų mažesnė reakcija, netokia skausminga tai įmoniai, bet kita vertus niekas nepasikeitė. Nepaisant to, kad iš tikrųjų buvo didžiulė reakcija, visuomenės pasipiktinimas, bet tai yra toj bažnyčios įmonėje niekas nepasikeitė. Tai yra pasitrankom būgnais tokiais, nepaskambam. Ir tenai atleido, atsikratė visais darbuotojais, kurie galėjo turėti nors kokį santykį su tuo karstu, ta karstų afera. Tiesiog ten neliko žmonių, tų, kurie dirbo tuo metu, kai vyko karstų afera. Tai padarė įmonę, bažnyčios įmonę. Ir neįvyko jokio pokyčio. Jokio pokyčio. Tik tiek, kad galbūt jie ten nebe... Ar jūs nesvarstėt grįžti, kad ir dabar, bet mes grįžtam nuolatos. Mes nuolatos tą temą primena, mes laiką parodom tą pokytį, bet ten nebeliko žmonių. Viskas. Tai yra... Nėra žmogaus, nėra problemos. Ten neliko žmonių, kurie galėtų pasakyti, kas vyksta toje įmonėje. Viskas. Jie tiesiog kaip paprastas, privatus, ciniškiausias verslas priėmė ciniškiausią sprendimą atsikratyti liudininkais. Tai tema garsi, ta prasme, bet niekuo nesibaigė. Taip tariant, jie net, ta prasme, bažnyčios įmonė ir bažnyčia pati, tenai tas ekonomo tarnyba, jie net nėra atlikę iki galo to tyrimo, jie net nesiteikė, jie ten aiškino, kad jie padarys tą tyrimą, tai jie ten formaliai kažką tai ten maždaug apibendrino, bet kaip tokio tyrimo, kad išsiaiškintų turbūt atsakyta aiškiai, arba galų gale paskelbtas, net nepadarė, jie net nesiteikė to padaryti. Ir arkivyskupas, jis niekada šito nekomentavo, prie jo prieiti nebuvo galima, kad tu gautum komentarą apie tai. Viskas, ta prasme, uždarė duris, tu daryk, ką tu nori. Tai yra buvo puikiai, skandalinga, visi išgirdo tą temą apie tai, kad, ta prasme, padėvėtus karstus pardavinėja bažnyčios laidojimų centras. Ir tad man atrodo, kad gal čia ir vaidmenis tada kažkaip išryškėja, ar ne, nes, pažiūrėjau, mes kalbame apie žiniasklaidą ir viešos politikos organizacijos, pilietinė visuomenė, tie tikslai yra tapatus, bet šiek tiek skirtingi vien dėl to, kad, kaip aš suprantu, kolegų žurnalistų darbo, pataisykit mane, jeigu ką, tai labai svarbu pasakyti tiesą ir atkreipdėmėsi tai, kad kažkas vyksta negerai. Taip, tai yra labai svarbu žinoti. Bet, sutikit, nebūtinai tai reiškia, kad iškart kažkas pasikeis. Gal pasikeis žmonės, gal uždarys vieną įmonę, atidarys kitą. Bet jeigu yra paklausa ir kontekstas, kuriame vis dėlto kažkas gali būti daroma, labai sudėtinga kaltinant, įsivaizduoju tik save, kad kažkas nepasikeitė. Yra įspūdinga, jeigu iš tikrųjų tai pasikeičia, bet vargu ar galim kiekvieną kartą po kiekvieno tyrimo tikėtis tokių pokyčių. Su viešosios politikos organizacijom yra, manau, dar kitaip, nes
Pavyzdžiui, anksčiau iš tiesų, pavyzdžiui, prieš 20 metų, aš prisimenu per konferencijas, renginius, susitikimus, žmonės iš principo viešai galėjo suabejoti, kad korupcija yra blogai. Ir tas tikslas buvo susitarti, kad korupcija yra blogai, skaidrumas, nekorumpuotas, įtraukus veikimas yra gerai. Dabar tikslas yra prisibelsti ir pasakyti, suprantama žmonėm kalba, kad žiūrėkit, politinės partijos, čekiukų skandalas. Okei, bet ar jūs viduje bent jau apie tai kalbatės? Ar jūs turit kokį nors elgesio etikos kodeksą? Ar jūs vėl lauksite teisėsaugos dar vienam skandalui? Ar jūs jau kažkaip vis dėlto viduje turite dedikuotą už tai atsakingą žmogų, su kuriuo jūs galite bent jau pasitarti, jeigu yra kažkokių tai abejonių? Nes man tai yra kitas žingsnis ir brandos kažkokios tai parodymas. Ir tada tu įnešnekėjęs su frakcijom, su politikos atstovais, kur tu gali daryti tai per žiniasklaidą ir pasakyti, visos partijos yra blogos. Bet žiūrėkit, naujausi tyrimai, jeigu mes žiūrėtume tai, kad dabar jau žinome apie antikorupciją, rodo, kad dažniausiai visi šitie lozungai yra neveiksmingi. Nes, reiškia, tos deskriptyvios normos, kur tu pasakai, kyšiam ne, skaidrumui taip, maža to, kad neveikia, labai dažnai padaro daugiau žalos, nes tai tiesiog primena žmonėm apie tai, kokia yra situacija, jie supranta, kad jokio veiksmo man nieks nesiūlo ir taip žinau, kad blogai, tai tu gali pasakyti, bet žymiai prasmingiau tada tą veikimą kontekstualizuoti, padaryti taip, kad jis būtų lokalus, skirtas konkrečiai tiksliniai auditorijai ir taip, kad jinai išgirstų. Ir su tuo žinojimu ateina šiek tiek kitoks veikimas ir aš manau, kad kaip tik čia ir yra galimybė sinergijom, nes labai svarbu atkreipdėmėsi, labai svarbu pasakyti, kad karalius nuogas, bet tu taip pat turi pasiūlyti sprendimą. Žiūrėk, bet čia irgi yra toksai, kaip pasakyti, man atrodo, kad Jūratė sutiksi su manim. Na, papandom. Sakykime, konservatoriai, konkrečiai Šimonytė, kalbėdama apie savo vyriausybę, sakė, žodžiu, per aną rinkimų kampaniją, tokiu metu, tik tai prieš 4 metus, kad net interesų konfliktų regimybė bus mums nepriimtinas dalykas ir kad jeigu jau kils kažkokie pagristi klausimai, ta regimybė, sakykime, viskas, ta prasme, mes imsime sprendimų. Realybėje, kai tu tai prisižadi tokį, taip aukštai iškeli kartelę, tai, ta prasme, realybėje, tikrai ne viena Šiugždinienė turėjo pasitraukti iš vyriausybės per visą šitą kadenciją dėl korupcijos konkrečiai. Nes regimybių, tai dar ką jie, ta prasme, pyko labai žiauriai, bet po mūsų tyrimų apie Ignitį ir nedeklaruotas akcijas turėjo per sukastus dantis pasitraukti finansų viceministras. Bet šiaip iš tikrųjų tai daugiau buvo, ta prasme, daugiau buvo tų regimybių. Tai Navickienė, jeigu ne tas lėktuvas, irgi nebūtų pasitraukus. Tai čia tik tai lėktuvas ją įvykė. Tai ar tokiu atveju geriau tą kartelę laikyti realesnėme lygyje? Bet kaip sunkiai, ta prasme, kaip purkštaudami konservatoriai tą savo tą kartelę, jinai jiems patiems jinai yra nepasiekiama. Jie užsibrėžė labai aukštai. Ir kai reikia tai įgyvendinti, ta prasme, tai tapo neįgyvendinama, tai yra per sunku. Ir kitom partijom tai jie net tos kortelės tokios neužsikėlė. Tai jie net ir, ta prasme, tu net negali jiems baksnoti, pavyzdžiui, tuo pasakymu. Tai čia Šimonytė turbūt prasikeikė, kad jinai tai pasakė, nes jie nuolatos visą laiką buvo, pažiūrėk, bet taigi tu pasakei taip. Koalicijoje jo irgi buvo tam tikrų įsipareigojimų koaliciniai sutarty. Bet sakau, ta prasme, kad, bet tu turi pasakymą, o kitiems tu net neturi ką priminti, nes jie net ir nežadėjo tokio. Ir nėra, skirtingai negu kad kai kuriuose, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse nėra visuomenės sutarimo, kad bet koks šešėlis. 10 eurų iš kreditinės kortelės, kur yra darbo kortelė, tavo funkcijoms atlikti, bet nesadlainiukams vaikams pirkti, jau yra šešėlis, dėl kurio tu pasitrauki. Čia to nėra pas mus to susitarimo, ne tik visuomenė tai jinai suprastų, galbūt, bet tiesiog tarp. Tai ta pati visuomenė labai įvairialypė. Ir ta visuomenė irgi, mes gyvenam burbuluose, nes jeigu, pavyzdžiui, tu tą patį parašai apie socdemus valstiečius, bet tą patį atkapstai apie konservatorius, tai tas burbulas, jisai kažkaip
visiškai nesišėrina tavo tyrimu. Jeigu, ta prasme, visiškai tyli. Čia labai geras tavo pastebėjimas, nes šiaip man atrodo, kaip teisingai prisimenu, tai 3 partijos turi tos elgesio kodeksus. Tai konservatoriai, Laisvės partija ir Liberalų sąjūdis, man atrodo. Čia dabar jie buvo atsiuntę kolegom klausimyną. Tai okei, tai bent jau kažkas ir taip, nepamatuoti lūkesčiai yra blogiausia, kas gali nutikti. Tik svarbu priminti tikriausiai, kad prieš praeitus rinkimus konservatoriai, būdami opozicijoje, tikrai turėjo kažkaip jojant antikorupcijos žirgo. Ir jojo į realę prokuratūrą su kiekvienu tyrimu. Labai smarkiai pasikeitė jų laikysena, aš sakyčiau, jiem atėjus į valdžią, nes tiesiog net tarp žinybinių komisijų kažkaip nebeliko ir jie nebuvo susitikimo. Tai vienareikšmiškai taip, labai svarbu suprasti, ką tu sakai ir jeigu jau pasakai, nepamiršt, kad tu tai pasakei, nes žmonės prisimena ir primins tam. Ir kas dar yra ne visai gerai, tai kad iš tikrųjų prieš 10 metų, aš sakyčiau, politikai kartais reagavo geriau negu reaguoja dabar į tam tikrus skandalus. Ir tai nėra vien Lietuvos reiškinys. Neseniai kalbėjau su kolegom iš Londono ir kažkaip pasakoju apie tai, kad dabar atrodo, kad visi prisižiūrėjo žvaigždžių karų arba ten kokiu nors Bruce Lee filmų ir jie tiesiog kaip vanduo praleidžia tuos skandalus, supranta, kad savaitę kažkur reikia palaukti, tada atslūgs tas dėmesys, bus kita tema ir galėsiu grįžti ir daryti dalykus. Arba net patys bando kartais bėgti už akių ten kokią nors temą užvesdami, ar ne? Taip, niekas ypatingai nesiverža į tą atsarginių suolelį, pasėdėti, pailsėti. Tas pats čekiukų skandalas, kur tikrai daug kas galėjo pasakyti, žiūrėkit, taip, klaida, atsiprašau, palauksiu kitų rinkimų, taigi turiu ką veikti tikriausiai. Tai tas pats vyksta ne vien Lietuvoje, bet ir kitose demokratijose ir tai šiaip yra labai bloga tendencija. Ir klausimas, kaip išlaikyti tą dėmesį tam tikrai temai, kaip išreikalauti, kad vis dėlto politinės partijos prisimtų tam tikrą atsakomybę, nes žmonės stebi, žiūri, kaip jos reaguoja į skandalus ir į naujas žinias apie tai, kaip veikia. Ir irgi ne vienoje laidoje ir susitikime pastebėjęs, kad iš tikrųjų jos labai nori žaisti taip vadinamai ping-pongą. Tu turi, pavyzdžiui, kokios nors stambesnės partijos atstovų, tai socialdemokratai sakys, tai čia konservatoriai. Mes esame puikus, bet čia viskas yra dėl konservatorių. Turi konservatorių atstovą, yra tas pats tik apie socialdemokratus. Ir labai sudėtinga, man reikia kažkodėl tai mūsų kolegom politinėje sistemoje vis dėlto prisimti tą atsakomybę. Ir pasakyti, taip, mes irgi turime iššūkių, mes tvarkomės, štai ką darome, yra geriau negu anksčiau, bet iškart nesakyti, kad žiūrėkit, mes nesam kalti. Jeigu teisėsauga ateis ir pasakys, kad yra problema, tada reaguosim. Taip, o dabar kažkaip nėra jokių iššūkių, nes tai iš vis kažkaip keičia tą pokalbį ir jis eina ne visai gera linkme, nes tikėt, kad teisėsauga visas problemas išspręst mūsų demokratijoje yra naivu. Teisėsauga gali teisėsauga kita jau atskira tema. Interesų konfliktas ir šešėlis nebūtinai sukelia kažkokias teisinės pasekmes. Mes sakau, tai už 10 eurų tu gali gražinti tos 10 eurų, bet tu jau panaudoji viešasias viešosios pinigus privatiems poreikiams tenkinti. Tai gerai, bet dabar apibendrinant, tarkim, ar ne, nes jau laikas jau į pabaigą, ko reikėtų, apibendrinkim iš to, ką čia pasišnekėjom, išsiaiškinom santykį žiniasklaidos, nevyriausybininkų, teisėsaugos ir taip toliau. Ko reikėtų, kad situacija keistusi, kad, iš tikrųjų, to efekto mūsų darbo pastangų, ar ne? Nes aš tai esu nepataisoma optimistė, šia prasme, aš tikrai tikiu, kad ir žiniasklaidos galiom, gerąją prasme, ne tom piktnaudžiavimo galiom, kurių irgi beje čia atskira tema, ne pokalbio, bet gerąją prasme žiniasklaida, tyriamoji ypač žurnalistika, taip pat ir organizacijos įvairios, mes galim labai prisidėti, ne tik reikalauti iš politikų, kažkokios atsakomybės ir panašiai, bet tam tikrą prasme prisimti savo darbų, savo pastangom, irgi dalį tos atsakomybės ir ką reikia daryti, kad tai būtų efektyviau. Taip labai trumpai, įsiterpkite į minutę kokią. Labai trumpai, tiesiog mums reikia dirbti savo darbą ir kuo daugiau auditorijų traukti.
ir ieškoti ryšio su ta auditorija, kurios mes dar nepasiekėm, kurią mes turim, tai jinai jau kaip ir įtraukta, bet reikia vis naujos įtraukti ir vis jai parodyti, nes vienintelis dalykas, kuris dar apskritai galioja, tai yra viešumas. Kantriai, nuosekliai, atkakliai. Tiesiog dirbti savo darbą. Taip. Du dalykai. Aš manau, kad šiaip ir žiniasklaidos, ir pilietinės visuomenės atstovai gali dar tampriau ir dažniau bendrauti įvairiom temom, nes dažnai mato klausimus šiek tiek kitaip ir tai yra labai sveika, nes tu gali tada viens kitam užduoti ne visai patogius klausimus, o nuo jų atsakymų nepabėgsi ir tokiu būdu tobulėjai. Antra, aš labai norėčiau, kad ne vien politikai, mes visi dar labiau dėmesio skirtume ir investuotume į ugdymą, žmonių raštingumo kėlimą. Ir tai nėra noras išeiti iš kažkokios tai beviltiškos situacijos. Tiesiog tu turi kantriai sudinti tuos medžius, po kurių šešėlių nori pasenti. Ir tai šiaip ir tvaru, ir logiška. Ir aš labai norėčiau, kad dar daugiau resursų skirtų ta pati švietimo ir mokslo ministerija tiesiog pilietiniam ugdymui mūsų vaikų, kad jie geriau suprastų, kaip ten tie biudžetai yra sudarinėjami, kaip skaityti tekstą, kaip suprasti, ar čia yra melas, ar tai yra tiesa, kaip įsitraukti tą kasdienį gyvenimą, kad ilgainiui po dar 10-20 metų mes galėtume pasakyti, kad tikrai didžioji dauguma visuomenės netoleruoja net menkiausio šešėlio, nes tai yra tiesiog neetiška ir negražu ir mes norime pasikliauti ir pasitikėti politikais. Tai yra pasiekiama ir aš labai norėčiau, kad mes eitumėm šiuo keliu. Ačiū Jums labai, labai šitą gražią Sergejaus užduotą gaidą ir baigsime apie medžius ir senatvę ore po jais. Sodinkim tuos medžius. Ačiū gerbėmiems žiūrovams. Tai buvo 6 bendra LT ciklo laida ir iki kitų susitikimų. Aš Jūratė Damulytė, 15 min tyrimų skyriaus redaktorė. Atsisveikinu. Tiki tuo, ką darome ir nori kartu su mumis įjungti šviesą Lietuvoje? Paremk bei gauk papildomų naudų nuo šiol Patreon platformoje.